Tai Vilnius, minintis 700-ąjį savo gimtadienį. Jis skaičiuojamas nuo pirmojo rašytinio miesto paminėjimo Gedimino laiškuose 1323 metais. Tačiau miestas čia kūrėsi daug anksčiau. Ką iš tikrųjų apie jo atsiradimą sako istorikai, archeologai, kiti tyrinėtojai? Ir kiek tiesos yra legendoje apie kunigaikščio Gedimino sapną ir jo įkurtą miestą? Pajautos slėnis prie Neries. Jo pakraštyje stūksantis piliakalniai saugo Kernavės, vieno pirmųjų Lietuvos miestų liekanas. Čia iki 1321 metų buvo valdovų rezidencija, dažnai vadinama pirmąja Lietuvos sostinė. Tačiau dažnėjant kryžiuočių antpuoliams, miesto gyvenimas tapo sudėtingas ir kunigaikštis Gediminas sostinę perkėlė į Trakus, o neilgai trukus ir į Vilnių. Sunku kažką pasakyti, bet sakyčiau, kad 13 amžiaus antroje pusėje, gal ir Mindaugo jau laikais, Vilnius kaip tam tikra gyvenvietė ir svarbi gyvenvietė ir labai geografiškai patogiai išdėstyta gyvenvietė nebejotina jau vaidino kažkokį išskirtinį vaidmenį. Į tuščią vietą, neturinčią jokios apgyvenimo tradicijos, Gediminas tikrai sostinės nebūtų perkelęs. Kaip laiškuose rašė Gediminas, Vilnius tuo metu buvo nemažas miestas. Jame jau stovėjo 2 bažnyčios, veikė jurisdikcija. Vis dėlto informacijos iš laiškų, bene vienintelių išlikusių to meto rašytinių šaltinių, nėra daug. Bent kiek ryškesnį to meto miesto ir jo gyventojų paveikslą atkurti padeda archeologiniai radiniai ir tyrėjų įžvalgos. Vienas įdomiausių Vilniaus radinių tai Valdovų rūmų teritorijoje atkastas 13 amžiaus pabaigos medinis pastatas. Jis taip puikiai išsilaikęs ir jame tokie stulbinantis radiniai, kad istorikai juos vadina vienu didžiausių archeologinių atradimų Lietuvoje. Ir tam nameliui, pavyzdžiui, yra 700 ir daugiau metų. Tai, žodžiu, tokių radinių ir tokių maštabiškų radinių, tokių senų radinių, iš tokių jautrių medžiagų, kaip šiuo atveju medis, visoje Europoje yra tikrai labai reta, tai yra vienetai. Aišku, čia rasta ir fragmentų ir senesnių, bet tiesiog, kad būtent išlikęs ir išsaugotas ir restauruotas yra vienas seniausių, tiksliau pats seniausias medinis statinys. Iš tikrųjų, šitas namukas yra išskirtinis tuo, kad Valdovų rūmų aplinkoje šitas namukas yra vienintelis. Taip mes turim pavyzdžių datuotų 13 amžiaus pabaigą, bet dažniausiai tai yra šlaitų tvirtinimų konstrukcijos, poliai, kurie turėjo kažką pareminėti. Būtent čia, Valdovų rūmų aplinkoje, kur kadaise kūrėsi žemutinė pilis su valdovo rezidencija, yra vienas vertingiausių archeologinių ir istorinių kompleksų Lietuvoje. Tyrimai šioje vietoje pradėti 20 amžiaus viduryje. Nuo to laiko čia nuolat darbuojasi archeologai, restauratoriai, istorikai. Nemažai radinių jau pasiekia ekspozicijų sales. O minint Vilniaus gimtadienį pristatomas seniausias išlikęs medinis Vilniaus pastatas su jo išskirtiniais radiniais. Tai yra 13 amžiaus pabaiga. Maždaug tuo pat metu tas namukas atsirado kaip ir pirmieji mūrai šitoje teritorijoje, dar gerokai prieš Gediminą, keliasdešimt metų prieš Gediminą. Tai todėl pamanėme, kad tikrai labai būtų geras toks įvadas, tame tarpe ir akcentavimas, kad jau prieš Gediminą šita teritorija, Vilniaus pilių teritorija, kad ir istoriniais laikais gimstant Lietuvos valstybei, tai yra 13 amžiaus antroje pusėje, ji buvo irgi labai svarbi ir neatsitiktinai Gediminas paskelbė, jog čia perkelė sostinę. Grįždami prie legendos, kad Gediminas įkūrė miestą, tai galima kalbėti apie tai, kad Gediminas atvykdamas iš Vilnių į Vilnių iš kitur jau atvyko nebe į tuščią vietą. Centriniai dalyje stovėjo mūrinė pilis. Ne ant pilies kalno kol kas negalima atsakyti, kas tuo metu buvo. Šios Gedimino laikais buvo medinė pilis, o pilies papėdėje jau buvo mūrinė pilis. Šalia pilies egzistavo jau nemažas medinis miestas. Rašytinių šaltinių apie tai, kaip kūrėsi Vilnius iki tapdamas sostinę, nėra išlikę.
Todėl archeologai tampa tais atradėjais, kurie pirmieji prisiliečia prie praeities, kurių atkasti radiniai tampa tikraisiais praėjusių šimtmečių liudijimais. Jie padės mums iš arčiau pažvelgti į Vilnių iki Gedimino. Kai manęs klausia, sako, į ką archeologo darbas yra panašus, aš sakyčiau, kad tai yra labai panašus darbas į kriminalistų. Nes tu turi iš labai smulkių elementų sukurti kažkokią visumą. Tik galbūt kriminalistų visumą kūrė dėl kažkokio tai įvykio, o archeologas ne tiek turbūt į įvykį yra orientuotas, o bendrai į laikotarpį. Kartu su archeologais leidžiamės į kelionę po 13 amžiaus Vilnių, ieškodami medinio miesto pėdsakų. Juos dar 1955 metais aptiko žinomas archeologas Adolfas Tautavičius, kasinėjęs Pilies kalno šiaurinėje papėdėje. Tai esmė yra, kad kasė visą šitą teritoriją, yra 2 bažnyčios, viduje Onos, išorėje balta Šventos Barboros, o visas medinis miestas ir ta gatvė čia šitoje vietoje. Kas ten štai čia iki štai čia. Įdomu tai, kad pradėję kasinėjimus šioje uždaroje teritorijoje, archeologai nenutokė tikrojo tyrimų tikslo. Tik vėliau paaiškėjo, kokie iš tikrųjų buvo valdžios ketinimai. Iš pradžių irgi tyrėjai nežinojo, tik vėliau jie sužinojo, kad buvo sumanyta Pilies kalne padaryti atominės slėptuvę nuo atominio ginklo. Ir prasidėjo tyrimai prie pat kalno, atnešė daug nelauktų rezultatų. Visų pirma, atsidengė Pilies kalno atraminė siena tarp arsenalo ir pilininko namo. Vėliau atsidengė Šventos Barboros bažnyčios pamatai, kuri jau dabar žinome, kad statyta 1551 metais pradėta jo statyba. O tos bažnyčios viduje atsidengė dar ankstyvesnė bažnyčia, kuri stovėjo jau 14 amžiaus pabaigoje Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje. Tai yra Šventos Onos bažnyčia. Šalia bažnyčių Adolfui Tautavičiui pavyko atidengti ir medinį miestą. Aptikti pastatai ir jų išdėstymas. 3 akmenimis grįstos ir 4 viena virš kitos nutiestos medinių lentų gatvės. Toje pačioje vietoje ir šiandien yra ta pati akmenimis grįsta gatvė. Tautavičiaus gatvės, Tautavičiaus gatvė. Čia yra Nacionalinio muziejaus siena, palei pats galas. Ir čia, kaip matote, yra gatvė ir matosi, yra akmeninis grindinys, medinės lentos, antras medinės lentos ir šalia sodybų, ir čia lenda tokie tvoros gabaliukai. Šie namai savo didumu buvo panašus į mūsų sodų namelius, tik senovinė neturėjo didelių langų, garažų, rūsių ir šašlykinių. Dauguma namų buvo iš gulsčių rąstų. Durpinga dirva Gedimino kalno papėdėje išsaugojo sveikas namų dalis. Išliko po kelis sienų vainikus, gonkų atramos. Tos detalės padėjo atkurti visą namą. Tautavičiaus nedrąsus datavimai apie 13 amžių iš esmės pasitvirtino po keliasdešimt metų, jau turbūt po 50 ar 60 metų, 2003 metais kasinėtame arsenalo kieme. Ten surasta 4 mediniai užstatymo sluoksniai ir tas pats pirmas pastatėlis siekia 1259 metus. Čia yra keltuvo teritorijos kasinėjimai ir tie 4 medžių sluoksniai, vienas virš kito. Deja, tuomet nebuvo galimybių nei tuos pastatus iškelti, nei išsaugoti. Tad medinis 13 amžiaus miestas, išskyrus mažesnius radinius, vėl buvo užpilta žemėmis. Panašus likimas vos neištiko ir dabar jau restauruoto seniausio namuko. Jam pasisekė tik iš antro karto. Pirmieji ženklai, kad ten yra pastatas, aptikti prieš beveik 20 mečius, kai tyrinėjant valdovų rūmų rūsius, maždaug dabartinės kavinės vietoje, greta tankiai sukaltų polių pasimatė manoma ir pastato kampas. Nežinoma buvo tai, kad apart šitų polių bus dar kažkas. Bet archeologija visada, mes galim geriausiai atveju žinot pradžią, bet kokia yra pabaiga, tai dažniausiai tai yra ta paslaptis ir kol tyrimai nevyksta, tu šito negali pasakyti. Tąkart buvo tyriami tik rūsių pamatai, o kas jų viduje, nepaisant aptiktų užuominų, nebuvo žiūrima. Todėl dėmesio sulaukė tik mediniai poliai.
Teko gerokai pavargti, kol buvo sugalvota, kaip juos iškasti, vėliau ir išsaugoti. Dabar polius jau galima apžiūrėti muziejaus ekspozicijoje, tačiau kitos medinės dalys, taip pat ir namuko, liko žemėse. Iki kito karto, kai po beveik 10 vėl pradėti kasinėjimai. Kad būtent šitoj vietoje bus ankstesnių pastatų liekanų, statinių kažkokių, buvo labai maža, nes vis tiek mes suprantam, kad mes esam labai arti kalno, šlaite. Ir iš tiesų buvo iš vienos pusės kaip ir džiugu, kad mes randam, iš kitos pusės labai sunku buvo tada įvertinti, ką mes randam. Nes mes iš tikrųjų radom poroj vietų rintininę konstrukciją. Galima suprasti, kad mes greičiausiai, kad pataikėme pastatėlį. Tai aišku, kad tai yra statinys, turbūt iš rasto jau gulinčių ir jeigu rastas dar įkartą turi kažkokią, tai jau aišku, kad rąstinis namas, statinys buvo. Stebino pats dydis to objekto, nes vis tiek vienas didžiausių. Rasti net 5 pastato rentiniai. O tai labai neįprasta, nes dažniausiai išlieka vos vienas kitas. Pastato dydis beveik 11 kvadratinių metrų. Stebino, kartu ir džiugino, kad jis puikiai išsilaikęs, o juk jam beveik 750 metų. Mokslininkai nustatė, kad tai seniausias išlikęs Vilniaus medinis pastatas, datuojamas 1282 metais. Žemutinė pilis dėkinga tuo, kad jinai yra pati įsikūrusi žemiausiai Vilniaus miesto vietoj. Žemutinė pilis supusios 2 upės irgi sudaro labai drėgną gruntą. Kultūriniam sluoksniui augant, pačiuose giliausiuose sluoksniuose, ir jeigu jie būna sujaukti, labai gerai išlieka organika. Medis irgi yra vienas iš tų, kurie uždengus sluoksnių nuolatiniai drėgmėj gerai užsikonservuoja, ir išsilaiko iki mūsų dienų. Bet aišku, irimas vyksta vis tiek. Tai nėra taip, kad jie visiškai nepažįsti ir puikiausiai atrodo. Turi galvot, kaip tą vandenį pakeisti, kokiom medžiagom, kad išsaugoti tą pavydalą, kokį jie gauna. Tai pirmiausia, apžiūrim būklę ir vertinam, kokiu būdu jos reikėtų konservuoti. Tai aš esu išbandžius kol kas 2 būdus, tai yra cukrum ir pegu. Tai žiūrim pagal situaciją. Jeigu labiau suiręs, labiau supuvęs, renkamės pegą. O bent jau man asmeniškai gražesnis, malonesnis būdas yra cukrus, bet ne visus radinius galim jo konservuoti. Ilgai išbuvęs drėgnoje žemėje ir iškeltas į sausą paviršių, džiūdamas medis ima trauktis ir pleišėti. Norint išlaikyti radinio išvaizdą ir formą, restauratoriams reikia vandenį pamažu pakeisti konservavimo medžiagomis. Kadangi namuko medienos daug, rąstai dideli, jam konservuoti buvo pasirinktas gana paprastas, bet patikimas medienos konservavimo būdas – cukrumi. Tai ir natūrali medžiaga, su ja ir malonu dirbti. Ir kai išdžiūna radiniai, jie būna lengvi, gražus, gražios šviesos, pakankamai natūraliai atrodo. Man patinka dėl natūralumo ir dėl to, kaip atrodo išdžiūvę ir pats metodas, kad yra natūralus, nekenksmingos medžiagos. Restauravimas cukrumi atidos ir laiko reikalaujantis darbas, kurio nepaskubinsi. Todėl procesas truko ilgiau nei 8 metus. Ko gero, pirmą kartą buvo konservuojamas visas pastatas. Dideliems rąstams ir lentoms teko pagaminti ir 5 metrų ilgio specialią vonę. Prireikė daugiau kaip 3 tonų cukraus, kol viduramžių namuko dalis buvo paruoštos surinkti. Tas namelis, ta dalis, nebuvo visa rasta tokia, kokia dabar čia matome. Dalis tų rastų rasti šalia, kad ir tvarkingai suguldyti, bet rasti šalia. Todėl reikėjo irgi pagalvoti, kaip surenkant tą namelį, kuri dalis kur galėtų būti. Surinkom iš pradžių darbinę konstrukciją, kurios išbandėme, kaip stovės tas objektas. Ir po to jau samdant profesionalią įmonę, kuri pagamino karkasą, buvo namelis jau surinktas nuolatinė ekspozicija. Svarbiausia pasiruošimas yra fotofiksavimas, brėžiniai, piešiniai ir visa kita. Ir filmavimai, aišku. Nes vis tiek tu žmogus neatsiminsi, jeigu dabar ištrauksi, rasi kokie 30 rastų, pavyzdžiui, dalių, jos išimsi, kažkur nuveši į sandėlį, saugyklą ir
po kažkiek laiko ar bandysi, kad ir po pusės metų, tu nebeatsiminsi nei kas, nei kaip. Kasinėjant irgi dalyvauja architektai, kurie brėžiniuose vietoje žymi ir aukščius, ir vietą konkrečią, kur tas daiktas buvo rastas. Tuo pačiu tos dalys prieš traukiant arba ištraukiusios yra sunumeruojamas, pažymima, kurios gulėjo ir vėliau nubraižius brėžinį, ta dalis, tas numeris yra parašomas tenai brėžinyje, kur yra. Nufotografuojam, nufilmuojam, kas buvo, reiškia, ir galų gale šitas kažkokia tai forma papuola ir į brėžinį. Apimtis yra labai didelė, tai dažniausiai yra šalia archeologai, yra dar vienas arba du architektai, kurie piešia. Ta prasme, yra tyrimo metu kažkas fiksuojama, paskui, reiškia, mes bandom kažkaip tai visą šitą perteikti. Reiškia, yra kažkokie darbiniai juodraštukai ir paskui mes iš viso to bandom kažką tai padaryti gražius brėžinius, reiškia, vienokį, reiškia, kitokį. Va taip vat ir lipdami krūvą. Braižydami, vėliau ir surinkdami namuką, restauratoriai ir architektai atkreipė dėmesį į jo konstrukciją. Įprastai archeologų atrasti pastatai buvo statyti taikant vieną būdą, naudojant rentinines, stulpines ar rėmines konstrukcijas. Tačiau šio namuko statyboje naudota dvejopa konstrukcija. Namukas pirmiausiai padarytas iš dviejų sudėtinių dalių, tai yra ir rentininis pastatas, ir rėminės konstrukcijos pastatas. Dažniausiai Žemutinės pilies teritorijoje randam arba vienos, arba kitos konstrukcijos pastatus. Šitas yra toks tarsi miksas abiejų variantų. Kitas dalykas yra svarbus tai, kad yra vienas iš tų retesnių atvejų, kad jis yra dviejų patalpų. Dažniausiai randame 1, 3x3, 4x4 metrų dydžio pastatą, o čia yra nedidelis, taip irgi maždaug 4x3 metrų pastato, bet tai yra dvi patalpos. Jos tarpusavį susisiekia irgi yra duris padarytas. Reiškia, greičiausiai galim spėti, kad buvo dviejų paskirčių. Duris dėja neišliko, bet remiantis analogijomis, kurios turime kitas duris išlikusias iš panašaus laikotarpio, gal biškį vėlesnio, tai spėjame, kad nes dydis maždaug ir galėtų ir sutapti, tai duris nebuvo aukštos ir didelis. O tenai skylė irgi įdomesnis dalykas, irgi tai spėjame, kad remiantis etnografinę medžiagą išlikusią irgi, tai spėjame, kad tai galėjo būti anga įlysti katį. Pats namelis pastatytas iš pušinių lentų ir rąstų. Ir kas įdomu, tai viena dalis namelio yra rentininės konstrukcijos, kurią čia galite pamatyti. Ir kita dalis rėminės vadinamos konstrukcijos, kai rėmo buvo įstatomas lentos. Pačios lentos taip yra unikalios to, kad pagamintos be pjūklo, visas namas pagamintas naudojant kirvį turbūt, tašant, skeliant, kas irgi yra įdomu. Ir aišku, irgi lentų storis, tai jau buvo 100-metės pušys panaudotos. Įdomu, kad pastatas nepriminė gyvenamojo būsto. Ir per mažas, ir jame nerastas joks ugnies šaltinis. Ne itin sandarios sienos, rūselėje aptikta ūkio rakandų, ant grindų avių ir ožkų mėšlo liekanos. Toks vaizdas labiau priminė ūkinį pastatą nei gyvenamas patalpas. Tad namukas pavadintas Svirnu. Greičiausiai galim spėti, kad buvo dviejų paskirčių. Bent viena, sakykime, gyvulėliams laikyti, kita galbūt kažkokiam tai maisto sandėlis arba kažkokia tai tokia jau svarbesnė vieta, kad gyvulėliai nepatektų. Nes mūsų specialistai mano, kad tai yra vis dėlto Svirno paskirties arba kažkoks tai ūkinės paskirties pastatas. Tai iš tikrųjų ilgai svarstėm, kas tai galėtų būti. Kokia paskirtis šito pastato. Žinom, kad nerasta jokių ugnies šaltinių, nei židinio, nei pečiaus. Rasta įkasta mistinė dėžė. Ruselių pavadinom, aruodų galima vadinti. Va šičia dėžės fragmentas. Ir jisai buvo įkastas, va šita dalis, matote? Jinai buvo įkasta 80 cm nuo grindų į apačią. Panašiame gylyje būdavo įrengiamos iš etnografinių duomenų žinomos požeminės ledainės. Galbūt ir šiame rūselėje būdavo kaupiamos ledo atsargos. Tačiau būtent šioje stačiakampėje dėžėje be dugno
slypėjo didžiausi lobiai. Šitam įgilintam rūselėje buvo rasti įvairiausiai ūkiniai rakandai. Tai ir lyžės, ir naščiai, daug kažkokių nenustatytų detalių medinių, bet vien organinė medžiaga. Bet pati unikaliausia, tai be abejo yra balnas, vienintelis Lietuvoje, archeologiniai medžiagoje. Bekasant tarp jo nuverstų rąstų buvo rastas auksinis žiedas. Ir tai buvo sensacija. Iš tikrųjų, auksas labai retai randamas. Niekas jo nemėto. Nelabai kas tikėjosi, kad nedidelis Virnas, statytas pašlaitėje, atokiau nuo anksčiau atkasto medinio miesto namų, gali slėpti tokius lobius. Rasta ir ornamentuota apeiginė lazda, dailiai pasiūtų odinių batų pora, pagoniškais raštais dekoruoti kamantai. Va šita medžiaga įsiskyrė, kad labai ornamentuota, labai puošta, puikiais ornamentais, labai meistriškai atliktais. Ir tai tiesiog rodo, kad tai buvo labai tokia puošni, graži epocha, kuri vėliau užsibaigė. Mes neberandam tiek daug ornamentuotų, taip dailiai išdekoruotų radinių. Mes suprantam, kad Lietuvos mastu tai yra išskirtinė vieta pagal tuos daiktus, kuriuos čia surandam. Ir būtent tai ir kalba mums apie gyventojus, kurie čia buvo. Čia nėra taip, kad eilinis, kad ir kunigaikštis eilinis. Nu ne. Pas eilinius mes to ir nerandam. Tad kas čia gyveno iki Gedimino? Kokias paslaptis slepia vienišas Virnas su prabangiais radiniais? Mįslių istorikams praeities kartos dar paliko. Akivaizdu tik viena. Ir 13 amžiuje Vilniaus istorija buvo turtinga ir įdomi. Tai iš tikrųjų galime sakyti, kad nuo pat 13 amžiaus pabaigos Lietuva pergyvena tam tikrą klestėjimo laikotarpį, kuris trunka iki 17 amžiaus vidurio, iki Maskvos invazijos. Vėliau nuo 15 amžiaus pradžios tikrai toks labai ramus, kūrybingas laikotarpis iki pat 17 amžiaus vidurio.